Sveiki, chebryte! Šiame video sužinosite, kaip naudotis vienu iš daugiausiai triukšmo sukėlusio ir žaibiškai plintančių neurotinklų DeepSeek R1. Šis AI rinkos naujokas sudarė ne tik rimtą konkurenciją savo kolegai garsiajam ChatGPT O1 versijos, bet ir įtakojo kompanijos Nvidia akcijų kritimui beveik 20%. DeepSeek turi įprastą prieigą iš interneto naršyklės, galimybę naudotis iš telefonų bei lokalią galimybę iš jūsų kompiuterio. Beje, pažiūrėkite video iki galo. Pabaigoje jūsų laukia mažytis siurprizas. Jeigu įdomu, važiuojam. Pasileidžiame interneto naršyklę ir įvedame adresą deepseek.com. Atsidariusiame lange pasirenkame Start Now ir užregistruojam arba tiesiog pasirenkam Login with Google, tokiu būdu automatiškai pririšdami sistemą prie savo elektroninio pašto. Taigi, papuolame į pagrindinę DeepSeek darbo aplinką, kuri, kaip matome, identiška ChatGPT. Kairėje pusėje pokalbio archyvas su mūsų užklausomis, viduryje taip vadinamas prompto langas, kurio apačioje yra mygtukas perjungim į galingesnę sistemos versiją R1. Šalia mygtukas informacijos paieška internete, bei dešinėje pusėje galimybė pridėti 50 tekstinių arba grafinių failų, nedaugiau kaip 100 MB kiekvienas. Su tokiom galimybėm mes galime analizuoti nedidelės apimties knygas. DeepSeek leidžia naudoti 4 kartus didesnės užklausos nei jo konkurentas ChatGPT 4 mokamos versijos. Nagi palyginimui, DeepSeek versijos 3 ar R1 palaiko užklausas iki 128 000 ženklų arba taip vadinamų tokenų, o ChatGPT geriausias mokamas modelis palaiko iki 32 000 tokenų. Kad realiai suprastumėm apimtis, 128 000 ženklų grubiai prilygsta 25 000 žodžių, o 32 000 ChatGPT tik tai iki 6500 žodžių. Na, o dabar realiai išbandysime DeepSeek. Netikrinsiu jo galimybių ieškoti informacijos. Mane daugiau domina jo galimybė analizuoti failus. Duosiu 2 užduotis. Išanalizuoti vieną tekstinį failą ir vieną grafinį failą arba paveiksliuką su parašytu tekstu. Žinoma, esu nemažai išbandęs, tačiau galutiniam taško padėjimui pateiksiu Antano Baranausko Anykščių šilelį PDF formatu. Tai tai vienas niuansas. Iš PDF failų išėmiau titulinį lapą, kuriame yra parašytas autorius ir pavadinimas. Toliau AI modeliu pateikiu paprastą užklausą, išanalizuok pateiktą kūrinį bei parašyk pagrindinę mintį. Ir prisegu paruoštą PDF failiuką. Užklausą pateikiu tiek V3 versijai, tiek galingesnį R1 versijai. Patys matote bei galite palyginti rezultatus. Mano manymu, DeepSeek puikiausiai susitvarkė su užduotimi. Antrai užduočiai paruošiau paveikslėlį, kuriame pavaizduotas gulintis tigras. Ir paveikslėlio apatinėme kampe parašiau: guli tigras ant žolės prie vandens. Tekstas paveikslėlėje yra būtinas. Deja, be jo DeepSeek modelis neanalizuoja grafinių failų. Pateikiu paveiksliuką analizei. Užklausoje parašydamas išanalizuok pateiktą paveiksliuką ir aktyvuodamas R1 gilaus mąstymo modelį. Galite stebėti AI ilgą ir pakankamai įdomų mąstymo procesą, kuris užtrunka apie 1 minutę. Ir galiausiai rezultate jis beveik teisingai parašo paveikslėlyje įamžintą tekstą teksto kalbą. Kadangi užrašas lietuvių kalba, AI modelis neatpažino žodžio guli. Jam pasirodė, kad tai žodis golf. Remiantis savo analizę, DeepSeek pateikia pakankamai įdomias išvadas. Galite pasižiūrėti, o dar geriau išsibandykite viską patys. Taigi, ir šiuo atveju aš likau sužavėtas DeepSeek galimybėmis. Taigi, DeepSeek pakankamai stiprus AI modelis lyginant su ChatGPT. Sakyčiau, kiekvienas jų turi savo pliusų ir minusų. Pavyzdžiui, ChatGPT galima valdyti balsu, o DeepSeek kol kas tokios funkcijos neturi. Tačiau DeepSeek turi galimybę analizuoti didesnės apimties failus bei užklausas, ko neturi ChatGPT. ChatGPT galima susijęti su kitais AI modeliais. DeepSeek kol kas tokios funkcijos deja neturi. Na, o dabar žadėtas siurpriziukas. Sveiki, štai ir aš. Viską, ką jūs matėte iki šios minutės, buvau ne aš. Na, tiksliau aš. Na, o jeigu dar tiksliau, tai buvo mano skaitmeninis avataras sukurtas Keygen pagrindu. Na, o čia visai kita tema. Apie ją pakalbėsiu kitame video. Jeigu jums patiko šis video, jūs žinote, ką daryti. O aš su jumis atsisveikinu. Iki.